7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai Laura turbūt labai apmaudo, matosi, emocijų daug ir atrodo galėjot. Kaip dabar suvirškinti šitą, kas čia buvo? Nežinau, važiuoti namo, paliūdėti, pasižiūrėti, kas buvo negerai ir toliau dirbti, tikėtis, kad kitą kartą laimėsim. Atrodo, jau toj pabaigoje jau buvo pagavusios tą tokį labai gerą ritmą, ar čia pritrūko tos jėgų gal, ar kokios priežastys? Nežinau, gal labiau tokia koncentracija, kelios klaidos, tokios lygioj vietoje, neįmesti iš po krepšio metimą ir tada gynyboje kažkoks nesusikalbėjimas ir automatiškai vėl jos grįžo į rungtynes ir tiek dar galės stengiamės, kažkur jau rizikavom, tai susikrovė tą pranašumą ir tiek. Laura šiandien žaidė fantastiškai ir matėsi, kad per skausmą žaidė šiek tiek ir atrodė, kad klubčiai kiek sukandai tuos dantis ir iš tos jau paskutinės valios ėjai ir kovėsi. Tai aš visas rungtynės atidavau, ką turėjau, tikrai ramia širdim palieku šitą areną ir gaila, kad taip gavos, bet yra kaip yra. Tom kuriam kalbom ir tiem pramestiem metimam atrodo neturėt ir pačios paaiškinimą žiūrėt, vienas sakyti atrodo, tiesiog kaip galima šitą reikalą paaiškinti. Jo, kartais gal per daug tų jėgų buvo, per stipriai išsimetėm, kartais galvom, kad bus kažkoks kontaktas, tiesiog tokie tikrai labai apmaudus metimai, jeigu žinotume, kodėl nesukrito, tai tikrai neprametinėtume tokių ir labai gaila, bet, sakau, judėsim toliau ir ne pasaulio pabaiga. Atrodo, lietuvės nėra labai toli nuo kai kurių tų komandų, su prancūzėm tai buvo stipriausias turbūt pralaimėjimas, bet kas daro tą skirtumą tavo akimis, galvoji, kas skiria Lietuvą nuo tų kitų komandų? Tai toks, gal tiesiog pasimato, kad žaidžia aukštesniam lygiai, kad žemesniam, gal turėjom mažesnę rotaciją, bet čia vėlgi trenerių sprendimai, kurio žaidėjo žaidžia, tai nežinau, momentais rotacijos, momentais patirties, žinau, yra kas atidavė viską, yra gal kažkas kažkur nebuvo susikoncentravęs, bet komandai visada būna visokių tų pavyzdžių, tai šiai dienai tokia situacija buvo. Tos dvi beprotiškos savaitės, viskas žvelgiant iš pradžių tarsi buvo nurašytas, išėjot iš grupės. Kaip viskas atrodo tavo akimis ta kelionė Europos čempionate ir kokią galbūt žinutę norėtum perduoti komandai kaip komandos kapitonė? Taip nepavyko patekti į atranką, bet visgi tos dvi beprotiškos savaitės, kokios jos buvo ir kokia ta žinutė? Tai žinutė komandai, gal mes ten viduj pasidarysim, gal labiau dabar padėkoti galėčiau visiems žmonėms, žurnalistam, kurie sekė šitą mūsų kelionę. Aš asmeniškai gyvenau svajoniai 2 savaitės, labai norėjau čia būti, atidaviau viską, stengiausi pasiimti kiekvieną dieną kuo daugiau patirties, tiek pabendrauti su kitom žaidėjom, pažiūrėti, kaip jo žaidžia. Tiesiog buvo pirmas čempionatas man, tikiuosi už poros metų Lietuvoje būti sveika ir žaisti ir tiesiog smagi vasaros pradžia, dabar šiek tiek pailsėti ir toliau į darbus. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.